Trumpas video reportažas apie omega 3 ir apskritai žuvų taukus. Ar esat kas nors matęs tokį omega 3 produktą? Turbūt esat, nes tai turbūt yra visi tokie, dauguma 99% atveju. Kai ant pakuotės rašoma, jog suvartokite vieną kapsulę, 2 kapsulės per dieną ar 3 kapsulės. Žmonės yra įpratę prie tokio vartojimo ir viskas, kas yra daugiau, jiems atrodo blogiau. Arba tai yra, žodžiu, labai prastas produktas, nes jo reikia daug naudoti. Aš jums paaiškinsiu paprastą matematiką. Standartas omega 3 ar žuvų taukų kapsulės paprastai 1 gramo arba 1 mililitro. Vidutiniškai žmogus, kuris, sakykime, labai nežiūri valgio, nevalgio mytybos labai neseka, gal tas, kuris ir seka, ne esmė. Esmė tame, kad jūs per dieną suvalgote apie 100 gramų riebalų, iš maisto apskritai. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs vartojat 1 ar 3 kapsulės gero riebalo prie 100 gramų dažniausiu atveju blogo riebalo, kaip jūs galvojat, ar tai yra naudos? Ar iš vis yra kažkokia nauda? Aš jums paprastai pasakysiu, nėra jokios naudos. Ir parodysiu labai paprastą dalykėlį aš jau. Va čia yra omega 3. Dabar paprastas jums patarimas. Pasistengkit bent 1/5 savo riebalų gauti iš omega 3. Omega 3 yra labai didelis trūkumas, o omega 6 yra organizmo perteklius. Tai mes turim surinkti balansą. Norėdami subalansuoti, mes turim surinkti bent jau 1/5 to omega 3 prie esamo suvartojamo riebalo dienos metu. Todėl, kadangi aš suvalgau iki 100 gramų riebalų, aš geriu 20 ml omega 3. Tai reiškia, jog man reikia 20 tokių kapsulių. 20. Aš taip geriu metai, 2. Nebūtinai gal šitas produktas ar kitas, bet aš taip geriu. Ir galiu pasakyti, savijauta yra visai kitokia. Todėl, kad organizmas gauna ženkliai didesnį kiekį to, ko jam labai trūksta. Omega 3 maiste jūs nerandat. Negalit surasti, nes jo nėra. Todėl jį visada reikia naudoti papildomai. Mes gyvenam nebe tais laikais, kada žmonės maitindavosi tą, ką pagaudavo, tą, ką sužvejodavo, tą, ką nusiskindavo. Mes gyvenam verslo maisto pramonės laikais, kada maistas yra auginamas tam, kad jis atrodytų kaip maistas. Bet maistinė vertė, turbūt jau dauguma žino, kad krenta su lyg kiekvienais metais. Ačiū.